įmanoma praryti ar sugraužti. Tačiau sykį atsitiko taip. Mažą juodą, žvilgantį su gražiu dirželiu telefoną, kurį galima pakabinti ant kaklo, kiškiui padovanojo ežys. Jeigu padovanojimas kartu galėsime pasikalbėti, juk labai įdomu. Kiškis padėkojo, ant kaklo užsimovė dirželį ir laimingas nukūrė per gyrę. Lakstė savo, prieš kaimynus didžiavosi, nors ne kartu telefonu, taip ir nepaskambino, su nieko nekalbėjo. O paskui įvyko labai negeras dalykas. Po keleto dienų jis pamatė, kad dovanoto telefono neturi. Pamečiu per visą savo išsiblašką, vis tu kur dabar įrasti. Ko toks nuliūdęs? Na, pamečiu telefoną savo gerą. Trūko dovaną. Gal tu visai neturėjai, arba kas nors surado? Kaip aš to nepagalvoju? Tikrai gal kas surado? Žinoma, surado, bet aš žinau, kaip jį surasti. Kaip? Paprastai. Tas padaras keistų balsų sužviegė, kad yra telefonų graužikas. Taip ir pasakė? Nepasakė, o sužviegė, gal tu pamirštą savo telefoną, arba kada nors naują nusipirksi, arba kas padovanos. Taip. Dar labiau nusiminęs, kiškis net nepadėkojęs nustraksėjo per gyrę. Jis ėjo be tako, be kelio. Labiausiai bijojo prisiminti telefoną, kai iki namų buvo likę visai nedaug kelio, jis pamatė žolėje dūkstančius savo vaikelius. Stokit, kas jūs būsit? Mes telefoną graužiai. Štai telefonas, kurį surado ir taip pat sugrąžino. Reiks į dutelį, iš ten šviesios. Negraužti telefonų graužti žmogų.